Aš esu įpareigota, aš esu Birutė Garbaravičienė, sena santarietė šviesietė ir noriu perduoti prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą, kuris visą laiką būdavo čia ir dabar būtų buvęs, bet tiesiog oras šiek tiek ir sutrukdė, bet jisai širdimi yra su mumis ir perduoda savo žodį ir patikėjo man perskaityti. Taigi, prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Mėlieji santaros ir šviesos bičiuliai, šitaip kreipiuosi jūs visus, nedarydamas skirtumo tarp senųjų ir naujųjų, patyrusių ir nepatyrusių viešų intelektualinių pokalbių vardan bendro mūsų žmogiškosios būties likimo. Mūsų sąjūdis niekada netilpo į griežtus organizacijos rėmus, o priimdavo visus, net atskalūnus, kurie prie griežtų ideologinių grupių negalėjo pritapti. Tad būkit visi pasveikinti. Nesuklyskime, mūsų sąjūdis niekada nebuvo pacifistų klubas, nors visi kalbėdavome apie švelnių rankų politikos būtinybę. Nuolat buvome intelektualiniuose mūšiuose, fanatiškų polinkių ir supaprastinto skonio bei ribotų įsitikinimų žmonių buvo ir yra labai daug. Ir emigracijoje, ir savojo nepriklausomybę ginančioje šalyje reikia ryžtis žingsniams vedantiems žmogaus laisvės link. Tai yra apsisprendimas dėtis prie to, ką Vytautas Kavolis kadaise metaforiškai vadino nepopuliariųjų dalykų agentūra. Mano kartai, iš kurio šiandien liko tik reti paukščiai, visų bėdų akivaizdoje didžiausia stiprybė buvo demokratiška Vinco Kudirkos laikysena ir jo artimo bendražygio Povilo Višinskio šūkis – už Lietuvą laisvą nuo svetimų ir savų tironų. Kadaise po Lietuvai pragaištingo antrojo pasaulinio karo mums buvo artima ir skaudi Ortegos y Gasedo filosofinė nuojauta. Tai pavojus dvelkiantis nuo tamsios minios. Kartais atrodo, kad išmaniais telefonais ginkluota šiandienos minia tampa daug agresyvesnė, nei įžvalgus mąstytojas galėjo manyti 20 amžiaus viduryje. Ar nebus taip, kad tamsa ir minios fanatizmas yra ta dirva, kurioje savi ir svetimi, asmeniški ir kolektyviniai biurokratijos tironai veisės ir kėsinasi į asmens ir visos demokratijos viešpatyje. Akivaizdu, šiandien pasaulio padangę vis labiau temdant karo dūmams, nėra lengva užduotis tos santaros ir šviesos ieškoti. Abstrakčiausia visuomeninė prasme santaroje laisvųjų ir labai skirtingų žmonių sugyvenimo būdas. Be apsišvietusio inteligentiškumo jis beveik nepasiekiamas. Tai neaklas lojalumas ir nevalstietiškas paklusnumas galios valdžias turintiesiems. Tai kasdienė nepriklausomųjų sutartis dėl bendrų pareigų savo žmogiškumui ir savo tautos gerovai. Kritiškas tikrovės matymas ir moralinis savo pasirinkimo skaidrumas veda link ieškančiųjų bendrumo ir draugystės. Juk kitaip neįmanoma suprasti, kas tikra, o kas jau tik išgalvota fikcija. Netikra naujiena arba visiški tai begėdiški gandai. Tad džiaugiuosi visais susirinkusiais Alantoje, tikiu, kad geras ginčas, supratimo siekis ir tiesos paieška skleisis kartu su bendrystės džiaugsmu. Sėkmės jums visiems. Prezidentas Valdas Adamkus.